Ar žinai tą jausmą, kai atrodo, kad tuoj sprogs galva? Šią būseną vadinu užsipsai būseną, kai nieko nebesinori, kai esi pervargęs, suirzęs, piktas, nori viską spjauti, mesti ir geriausia pasislėpti po pernykščiais lapais. Ar pažįstamas tau šis jausmas? Štai 4 esminės priežastys, kodėl taip vyksta. Pirma, negatyvi būsena. Kai nesąmoningai patenkame į negatyvias būsenas ir nuolatos jas palaikome. Antra, mintis mūsų galvose, kai nevalingai esame įjungę negatyvų vidinį dialogą su pačiu savimi. Trečia, blaškymasis, kai neturim apsisprendimo, ar eiti į kairę, ar eiti į dešinę, ar daryti projektą, ar nedaryti projektą. Ir ketvirta, veiksmas, arba dar kitaip tariant, fizinis nuovargis. Šitas mums visiems turbūt geriausiai yra pažįstamas. Jeigu tau tai aktualu, kviečiu parašyti komentarą noriu ir pasidalinsiu nemokamo webinaro nuorodą, kuriame dalinsiuosi, kaip galima su visu tuo dirbti.